Šiandien noriu pasidalinti apie ribotos kolekcijos vandeniu atsparius akių kontūro pieštukas išskirtinių 3 žėrinčių spalvų. Merikiai akių kontūro pieštukai yra vandeniu atsparus, hipoalergiški, puikiai laikosi, galite pamatyti. Taip pat čia galite pamatyti labai gražią žėrinčias spalvas, bet nuostabiai nusivalo Merikiai akių ir lūpų makiažo valikliu, kuris nuvalo ir paprastą, ir vandeniu atsparų makiažą. Tai pademonstruosiu. Ir būtinai tuoj papasakosiu apie kiekvieną spalvytę, prie kokių akių spalvos tinka. Taip, ir taip lengvai nusivalo. Čia galima pamatyti mūsų širdutes. Taigi, apie kiekvieną spalvytę atskirai. Ametisto spalva, labai graži, violetinė, tinka ypatingai prie žalių, pilkų ir rudų akių. Pabrėž jūsų akių spalva ir jūsų akių spalva bus dar ryškesnė, gilesnė ir išraiškingesnė. Smaragdinis akių pieštukas puikiai tinka prie pilkų, žalių ir rudų akių. Ši spalvytė yra išskirtinė ir noriu priminti, kad šie metai yra žalios gyvatės metai, tai čia yra trendinė spalva, šių metų spalva be galo gražiai atrodo, labai gražus akcentas jūsų akims. Ir pats universaliausias yra bronzinis atspalvis, kuris tinka absoliučiai prie kiekvienų akių atspalvio, bet ypatingai mėlynakiams, nes pagal koloristikos ratą būtent ruda spalva išryškina mėlynumą. Tai mėlynakės damos būtinai atkreipkite dėmesį būtent į šį pieštuką. O šiaip ši spalvytė tinka bet kurių akių spalvai ir atrodys harmoningai, gražiai, natūraliai, su lengvu žiūrėjimu. Ir noriu pabrėžti, kad kiekvieną pieštuką jūs galite naudoti savarankiškai, tiesiog pravedimui, be šešėlių, lengvam spalvotam akcentui, o taip pat galite derinti su šešėliais ir aišku, nepamirškime apie tušą. Mano makiaže šiandien panaudotas ametisto pieštukas, bet taip pat esu padariusi makiažą su kiekvienu iš šio nuostabių pieštukų. Noriu priminti, pabrėžti, kad šiuo pieštuku kiekis yra ribotas, jie puikiai atrodys bet kokiu sezonu ir žiemos laikotarpiu, ir pavasarį, ir vasarą, bet nesnauskit, o užsisakykit, kad būtų ant mados bangos.